10 mėnulio diena. Dienos akmuo chrizolitas. Simbolis vandens šaltinis. Jis asocijuojasi su nuolat besiliejančia energija ir dvasinė nepriklausomybė. Tai anksčiau nežinomų energijos šaltinių paieškų diena, įskaitant karminę atmintį bei savęs gilinimą. Tokią mėnulio dieną galima medituoti, pačiam nusistatyti gyvenimo liniją, sustiprinti namų aurą, puoselėti šeimos vertybės, prisiminti bei pamastyti apie savo giminės genealoginį medį. Jokių būdų nebūkite savanaudiški ir paviršutiniški. Šios dienos sapnai susiję su šeima. Todėl sapne galite pamatyti giminės, vaikus arba senolius. Sapnai šiomis mėnulio dienomis gali būti gana lengvi, šviesus, tačiau dažniausiai nepranašingi. Bet kokia liga šiandien yra pavojinga, todėl reikia nedelsiant pradėti gydymą. Priešingai, tie, kurie jau serga keletą dienų, šiandien gali pajusti palengvėjimą. Galite nueiti į garinę pirtį, kad išsivalytumėte savo organizmą nuo šlakų. Nerekomenduotinos procedūros krūtinės srityje. Tinkama diena pradėti statyti namą arba daryti remontą, atlikti didelio masto valymą, skalbimą ar pertvarkymą. Patartina į šį darbą įtraukti savo artimuosius arba padėti vyresniems šeimos nariams. Šią mėnulio dieną namų erdvėje palanku sukurti pozityvią atmosferą. Galite įsigyti naujus indus ar stalo įrankius. Ši diena labai svarbi gerinant ryšius šeimoje. Puikus laikas šeimos vakarieniai. Peržvelkite šeimos nuotraukų albumus, pasidalindami maloniais prisiminimais. Puikiai diena susitikimams, draugiškiems pokalbiams. Santykiai su priešinga lytimi teikia džiaugsmo, ypač džiugina pasiteisinę ryšiai, šiandien juos galima dar labiau sustiprinti. Parodykite dėmesį ir rūpestį mylimo žmogaus atžvilgiu. Būtų idealu, jeigu pasimatymas vyktų gamtoje šalia vandens. Šią dieną sudaryta santuoka bus jei nenutrūkstama, tai labai ilga, kurioje gims daug vaikų. Darbe tvyro komforto, geranoriškumo ir noro padėti kitiems atmosfera. Tai ypač ryškiai jausis komandose, tad per šią dieną savaitės normą galima įvykdyti vienu atsikvėpimu. Tai viena sėkmingiausių dienų karjeristams ir verslininkams. Šiandien galite pasiekti tikros profesinės sėkmės, kad ir ką darytumėte, todėl nepraleiskite tokios progos. 10 mėnulio diena tinkama finansinėms problemoms spręsti bei nekilnojamo turto sandoriams sudaryti. Šią dieną galite pradėti kurti ilgalaikius projektus. Viena geriausių dienų bet kokiam verslui ir verslo registravimui. Galite atidaryti nekilnojamojo turto agentūrą. Reklama šią dieną labai efektyvi, bus pripažįstamos ir plėtojamos jūsų naujos idėjos.